Sveiki gyvi, Romai. Labą dieną. Tai Romas Burba, Alytaus naujienos. Visiems gerai žinomas ne tik Alytui, bet ir žurnalistų sąjungoje, kolega, redaktorius, direktorius, rūpinasi viskuo. Romai, kuo gyvena rudenį 2011 metų normalus redaktorius? Politikai planuoja rinkimus kitą metą, o redaktoriai ką? Nu, nežinau, vieno kuo planuoja, bet šitai tokių nuostolių šiemet turi baravykai prastai vyksta. Čia Dzūkijoje? Dzūkijoje, tai tikrai turiu pasiguosti, kad šiemet turbūt sunkus metai buvo, sako, ne tik miškuose, bet ir aišku ir pačiose redakcijose. Kita vertus, jeigu rimtai kalbant, tai turbūt skirtingos ribos bendram katile neišvirsi. Dzūkijoje turbūt tos pačios problemos, kokios yra Žemaitijoje, Aukštaitijoje ir visoje turbūt mūsų brangioje lietuvėlėje. Tai kas čia, PVM-as, platinimas redaktoriui kasdien? Taip, nieko naujo, turbūt ta pradžia naktinės mokesčių reformos, tiesiog aš nežinau, už ką mūsų taip valdžia nemyli, kada paaugimas nuo 5 iki 21%, čia netelpa į jokius rėmus. Gali aiškiti kaip nori, bet tai yra, nežinau, ar tai yra kerštas už tai, kad mes dar vis laisvi, ar tai noras tiesiog pribaigti bet kuriam priemonėm, šiuo atveju finansiniam priemonėm, belieka už mūsų rašinius, už mūsų tako, už mūsų atstovavimą rinkėjams, už tą tarpinį sarginio šuns vaidmenį, matykim, turbūt kito kelio neįžiūriu, nes tikrai žinom, kad ir visoje Europoje, Europos Sąjungoje galiausiai tai yra daugumoje, tai yra remiama, solidžiai remiama spauda yra, ar tai dotuojant jos pristatymą, ar tai netgi nemokamai dalinant, kažkodėl mūsų mylimoje lietuvėlė šito tikrai nėra. Romai, aš atidžiai seku Europos parlamentarų veiklą, iš tikrųjų, kurie dažnai kalba apie tai, kad reikia atsigręžti į žmonės, Europoje irgi krizės yra kalbėti. Vienas iš parlamentarų Europos yra pasakęs tokią frazę, kad mes tai turiuomenėje politikai, valdžia, visus valstybės tarnautojus mokinti elgtis vis rimčiau su socialiniam technologijom naujom. Tai reiškia socialiniai tinklai, Facebookai, Twitteriai, kad ten tiesiogiai turi valdžia ir ten bendrauti su visuomenė. Kitaip tariant, be jokių tarpininkų. Susiję tavo nuomonė tai dalykai, ar čia taip netyčia gaunasi, kad į ten investuojama, į projektus ir Lietuvoje skirtus interneto plėtrai, socialiniam tinklam lyg tai remiama, kažkaip žinių visuomenė kuriama, o tarpininkas, spauda ypač, kažkur kitur visai atsiranda. Aš suprantu ir tendencijas tikrai matau lygiai tas pačias, ką pats ir sakei, Dainiau. Bet aš nemanau, kad, sakykime, tas, kas yra daroma centriniam šalim, senom šalim arba technologiškai pažengusiam į priekį, kad tai yra absoliučiai adekvačiai gali būti taikytina, tarkim, toje pačioje Lietuvoje ar Pabaltijos šalyse kitose, to automatiškai perkelt tikrai negalima. Ir į Alytų irgi ne? Taip, manau, kad ne. Irgi, tarkim, jeigu aprėptis kaime yra interneto viso labo nesiekia 40%, tai mes galim galvoti kaip norim, bet suprantu, galim įduotą kiekvieną kompiuterį, bet vis tiek mieliau skaitys spaudą, žiūrės. Aišku, tai priklauso nuo turinio. Manyčiau, kad niekas čia nesispardo, kad, sakykime, kai skaitytų tik tai popierinius laikraščius, technologijos yra technologijos, progresas yra progresas, mes leidėjai turbūt visi šitą suprantam, bet nereikėtų dirbtinai tą daryti, juo labiau, kad dar nėra, prinokas tas, vadinkim, vartotojas, jau jis nėra dar tam parengtas. Vadinkim, ką mes norim padaryti, visus tik tai televizijos žiūrovas, interneto vartotojas. Šiaip ar taip dar tikrai pastebėjau dar vieną įdomų momentą, kad, sakykime, kai atsiranda naujas skaitytojas, kuris ateina maždaug 40 metų. Sueina 40 metų ir jis atsiranda naujas prenumeratorius. Tai yra irgi tokia labai įdomi tendencija, manau, bet reiškia jis pasilgsta to gero, natūralaus produkto. Ta prasme, tos laikraštinės pozicijos, paimtą laikraštį, kurią aš galiu prie kavos puodelio, galiu 3, 5 kartą, aišku, tada galima irgi ir internete, bet yra kaip yra. Vienu, kuo mes galim turbūt leidėjai, laikraštininkai dabar užtikrinti, tai kad mes tikrai turim kvalifikuotus darbuotojus, o internete yra, tai yra, aš nežinau, tai yra, pokalbių temos, kalbėjimasis pats su savimi ar su kuo nori, ir tai yra baisinis informacijos srautas, kur tiesiog reikia, tikrai reikia didelio proto, kad sugebėtum atsirinkti, sakykime. Šiaip ar taip redakcijos
dirba atsakingai, laikomais įstatymų, galiausiai tai yra žmonės, tarkim pas mus, tai yra tikrai net ne vieną aukštą išsilavinimą turintys žurnalistai, profesionalai. Ir mes atsakom už savo žodį. Ir aš manau, kad tik tai šitaip ta pati spauda ir vykdo tą savo misiją kaip demokratijos garantas. Ir šiuo atveju aš manau, kad tikrai, jeigu deklaruoja, kad skatinam demokratiją, vystum tą patį valdžią, tai jinai turėtų ir padėti tai pačiai spaudai. Galiausiai čia nėra kalba apie didžiulius įtaką Respublikos ekonomikai padarysiančius skaičius ten, ar procentus, ar pinigus. Tai nėra labai daug, bet elementariai, jeigu tai yra sunku, tu šiandien nevaryk į kampą. Nevaryk visiškai į kampą, naudos iš to, kad užsidarys ir jisai pasidžiaugs, kad nėra jo kritikuojančio valdininko leidinys sužlugo, aš nežinau, tai tikrai neatsvers. Romai, taip suprantu, tenka kiekvieną dieną ir telefonas irgi netyla, kaip suprantu pačiam, bet žiūrėdamas į pačio ir laikraščius, žiūriu, taikotės prie vartotojų, ir spalvotas laikraštis, ir pramogų, ir špilkavimų valdžiai yra, ir leidžiate pasireikšti nevyriausybinėm organizacijom, rašyti, visko dedat. Paties nuomonė, kas labiausiai dabar žmonės traukia vis dar skaityti būtent tokį laikraštį? Kaip tau atrodo? Ar tiesiog tradicija, ar vis dėlto tos naujovės prilimpa, ką jūs duodate? Aš manau, kad esame priversti keisti, sakykime, ir visada vartotojas bus teisus ir jis yra teisus ir norėdamas jį išlaikyti, bent jau išlaikyti, suras naują, turim taikytis prie situacijos ir mes. Ir tarkim, mes prieš porą metų, 3 metus paleidome elektroninę laikraščio versiją ir prieš metus pradėjom prenumeratą. Čia kaip tik jūsų turbūt, ne? Ne. Čia bus dabar Alytaus naujienos. Elektroninę laikraščio prenumeratą, kadangi, sakykime, dėja, daug žmonių yra išvykusių, daug žmonių yra, kurie nori skaityti ir Ispanijoje, būdami gyvendami, ir Anglijoje, ir Airijoje, ir Amerikoje. Ir, tarkim, prieš metus laiko jau tokią sutrumpintą laikraščio versiją elektroninę mes jau leidžiam 4 metai, bet, tarkim, praeitais metais paleidom PDF-inį variantą, kad galėtų prenumeruoti bet kur tiek Lietuvoje. Tai paradoksai, bet yra, sakykime, net prenumeruojančių kitapus redakcijos gatvės pusėje. Kitoje yra, reiškia, elektroninis skaitytojas irgi atsiradęs. Tai aš manau, kad mūsų yra tikrai priedermė šiuo atveju ir reikalas redakcijos ne tik garbės, bet ir patenkinti skaitytojų poreikius, jiems suteikti tokią galimybę. Aš manau, tarkim, žinom, kad Amerikoje ten kai kurios elektroninės versijos laikraščių jau net popierinėje viršyje, gali būti, kad irgi tai bus. Gal bus ir Lietuvoje, gal ne taip greitai, sakau, bet tai tiesiog irgi taikymasi prie skaitytojų. O kodėl skaito? Aš manau, kad iš visos spaudos galbūt, vadinkim, ne giedras dangus turbūt greičiau nušvis arba išsilaikys virš regioninės spaudos. Kodėl? Kadangi tai mes rašom 90-95% turbūt, mes rašom apie tuos dalykus, kas darosi tavo kieme. Tai yra skirtus grinai konkrečiam skaitytojui. Tai yra, mes tikrai jį kasdien identifikuojam. Jo bėdas, gyvenimą, jis yra skirtas. Ir mes atliekam tą tikrai tarpininko vaidmenį, kaip tarp jo žmogaus rinkėjų ir valdžios. Sakykime, tikrai esam visų valdžių nemylimi, bet protingos valdžios skaitosi, mums tikrai atsakinėja. Daug ką tenka įspręsti, sakykime, po vieno kitos straipsnio, jeigu pasirodo kažkokią problemos kėlimą, mums tikrai yra patiems labai malonu. Ir aš manau, kad tokia, vadinkime, čia turbūt simbiozė, jinai ir turi būti. Ir protinga valdžia turi suprasti, kad mes irgi esame reikalingi. Reikalingi tam, kad jie nepiktnaudžiautų, reikalingi tam, kad jie į kraštutinumus nenukryptų. Šiuo atveju, sakau, tikrai tas senas geras pasakymas, sarginio šuns funkcija ir nedaug dievė, sako, tiem, kurie nori tą išgyvendinti. Manau, toks paprastas klausimas. Paties kolektyviai yra žmonės, kurie šalia redakcijos turi, pavyzdžiui, žurnalistus, jaunus žmonės ugdo, arba, kurie domisi žurnalistika, dirba. Kam to reikia? Iš tikrųjų, jums turbūt tik skaitytojai turėtų rūpėti. Ar čia iš tikrųjų kažkokią turit šiaip mintį, kolegė rūpinasi žurnalistų, tokia mokyklėlė ir visa kita. Kokia čia prasme yra iš tikrųjų? Šiandiengi daug kas sako, žurnalistą gali pasimti iš esmės beveik iš gatvės, pigiau ir paprasčiau. Nesakyčiau, kad galima žurnalistą pasimti. Gerą žurnalistą iš gatvės nepaimsi. Ir sakykime, iš tikrųjų, gal 8 metus veikianti prie jaunimo centro, bet iš tikrųjų tai redakcijoje dirbanti, tas būrelis pas mus.
Nežinau, turbūt kilo jis dėl to, kad yra žinios sukauptos tiek mūsų darbuotojų pačių visų. Galiausiai patys dirbam jau ne vienus metus ir, tarkim, ir aš pats 20 metų irgi spaudoje domimės tą visą leidybą, žurnalistinio darbo ypatumais, teoriją ir taip toliau. Ir kažkaip tai savaime norisi ir kita vertus žinom, kad yra daug besidominčių žurnalistika, kadangi šiaip ar taip tai yra populiari profesija ir visą laiką didžiulė konkursai stojant. Ir tiesiog pajutę tą patį, nu tiesiog poreikį vadinkim. Ir nestepant dar vienas momentas, mums tikrai malonu, kad, sakykim, tie, kurie jau baigė iš to būrelio, tarkim, ir praeitais metais 4 įstojo, užpraeitais metais irgi 4 įstojo į žurnalistiką, tai čia yra daug, jeigu čia yra 10-12 lankančių, tai yra tikrai geras, smagus rodiklis. Mums tikrai labai malonu, kad jauni žmonės su mum palaiko ryšį. Ir šiandien gavom atsiliepimus Prancūzijoje studijoje, irgi atsiliepia, parašo, jie geriasi, nu kažkoks tai atsiranda ryšys, galiausiai nėra ko slėpti, aš Alytaus patriotas. Ir tarkim, jeigu tie jauni žmonės sugrįž, o tikrai vatariuosi dėl pavasarį vieno žmogaus grįžimo, kuris irgi buvo mūsų būrelių narys, baigė ir grįžta, nu iš tokių mažų dalykelių, kurie yra patrauklus, vadinkim, jaunim žmonėm, mes tikrai nenorim, galiausiai sakau, nu visi neišbėgsim, mes neišbėgsim, o kažkas tai turi mus pakeisti. Romai, žurnalistams dažnai nelinki niekas nieko, nes, kaip čia pasakyti, gero žodžio nėra už ką kartais sako pasakyti politikai. Pats, kaip galvoju, žurnalistams, kurie dabar irgi labai blaškosi, ypač centrinėje žiniasklaidoje vadinamoji, sunki padėtis, ypač spausdintiniai. Ko pats linkėtum, nes daug kas dabar juokauja, pinigų linkėčiau ir taip jau nėra iš kurių paimti reklamos rinkoje. O ką galima linkėti žurnalistam, kurie ieško variantų, gal čia viską mesti, bėgti, viešieji ryšiai, bilekas? Politika kai kas netgi galvoja. Nu, kiekvienas sprendžia, aišku, palinkėti yra lengviausia. Problema yra, iš tikrųjų, sakau, leidėjai gyvena sunkus laikus ir tikrai nereikėtų galbūt kaltinti jų visiškai, kad ten nėra iš ko mokėti ar tų atlyginimo, dar kažkas susiveržė diržus. Tikrai, jeigu solidariai redakcijos veržiasi žmonės, tie, kurie dirba, jie brangina savo vardą. Aš tikrai, pavyzdžiui, puikiai žinau, net mano žurnalistam buvo ne vienas pasiūlymas eiti spaudos atstovais, eiti partijos kažkokiu tai ar Seimo narių, ar partinių šulų kažkokiais patarėjais ir taip toliau. Save gerbintis žmogus nei vienas neišėjo. Kadangi vis tik iškeltą galvą vaikščiot jam yra kur kas garbingiau. Iškelt blogybę, tiesiog analizuoti faktus, iškelt problemas, sakau, tiesiog padėti žmogui, jam yra daugiau. O gyvenimas yra, kaip visada vystosi spirale. Jeigu šiandien blogiau, tai nereiškia, kad rytoj bus tas pats. Tikėkimės. Tikėkimės, kad ta šviesa tunelio gale tikrai bus netraukinio šviesa, sakau, jinai vėliau anksčiau pasirodys. Ir man atrodo, kad tikrų žurnalistų turbūt, galbūt net ir gimstama, ar aišku, atitinkamai terpiai po to tos savybės yra išugdomos, jos yra palaikomos, bet puikiai suprantu, kad yra labai sudėtinga būti iškeltą galvą visą laiką, turėti savo nuomonę, ją ginti iki galo, bet kuriam įmanomam priemonėm. Bet man atrodo, jeigu yra leidėjų, kurie dar tą savo leidžia, šiandien tai yra atsispiria spaudimam, atsispiria kažkokiam tai partiniam, bankiniam, finansiniam, dar kažkokiam kriminaliniam netgi, sakau, tai reikia tikrai laikytis bendrai, laikytis drauge ir pabandyti, kaip pasakus, lauktų geresnių laikų. Tai geresnių laikų ir linkim tada, Romai. Ačiū. Alytaus naujienos.